Praėjus pavasarį 1943 metais Wehrmachto tankų divizijų štabuose, besiruošiančiuose lemiamam vasaros puolimui, tvyrojo šaltas inžinerinis pranašumas. Ant stalų gulėjo būsimų mūšių schemos, o centrinė vieta jose užėmė naujoji plieno aristokratija Reichui, sunkieji tankai Tigras ir šturmo pabūkai Ferdinand. Po jų debiuto Leningrade, kur jie parodė beveik visišką nepažeidžiamumą sovietų patrankų, Vokietijos vyriausybės grandyse įsitvirtino nepalaužiama įsitikinimas – technologinis pranašumas pasiektas ir jis absoliutus. Vokiečių karininkui, išaugusiam kulto tikslumo ir kokybės, sovietų karinė pramonė atrodė grubus, primityvus mechanizmas, galintis tik užversti mūšio lauką senstančių geležimi. Vienas iš Tigro bataliono komandirių su šypsena sakė savo įgulai: rusai gali pagaminti 1034, kol mes pastatysime 100 tigrų. Bet kiekvienas mūsų šūvis – tai jų mirtis. O jų sviediniai tiesiog atšoks nuo mūsų šarvų, kaip žirniai nuo sienos. Tai nebuvo tik propaganda. Tai buvo jų gili, racionali tikėjimo forma, paremta pirmoji kovos patirtimi. Jie manė, kad sukūrė ginklą, prieš kurį artimiausiais metais nebus atsako. Šis pasitikėjimas nebuvo tuščia bravada ar propagandos pasekmė. Jis turėjo tvirtą pagrindą iš realių, apgniužiančių pergalių. Vokietijos karinė mašina, išgryninta Lenkijos ir Prancūzijos laukuose, buvo meno kūrinys. Blitzkrieg nebuvo tik taktika, tai buvo visa karo filosofija, plieno ir ugnies simfonija, kur tankų ešelonai, palaikomi smogiamųjų bombonešių, chirurgiškai pratrūkdavo priešo gynybą. Kiekvienas sistemos elementas nuo radio ryšio kiekviename tanke iki jaunesnių komandirių iniciatyvos veikė nepriekaištingai. Jie sutriuškino armijas, laikomas galingiausiomis Europoje, ne per metus, o per savaitės. Šios doktrinos centre stovėjo tankas, bet ne kaip grubus jėgos įrankis, o kaip itin tikslus naikinimo instrumentas, beveik riteriškas ietis 20 amžiaus. Vokiečių inžinerinė mintis kūrė ne tik šarvuotus automobilius, bet ir dvigubus kompleksus. Legenda apie Carl Zeiss optiką, leidžiančią matyti priešą anksčiau, nei jis pamatys tave. Nepriekaištinga balistikoje 88 mm patranka, galinti pradurti bet kurį priešo tanką iš neįtikėtinų atstumų. Ir pagaliau stora, kokybiška šarvuotė, suteikianti įgulai beveik visiško saugumo jausmą. Tigras tapo šios koncepcijos apoteoze, lėtas, brangus, bet mirtinas mūšio aristokratas, sukurtas tam, kad valdytų jį. Būtent šis triukšmingas sėkmė ir tapo jų intelektualias spąstais. Vokietijos generalinis štabas, sudarytas iš puikių, bet dogmatiškų protų, įtikėjo savo modelio universaliu pranašumu. Jie žiūrėjo į karą kaip į šachmatų partiją, kurioje laimi tas, kurio figūros stipresnės ir kas geriau apskaičiuoja ėjimus. Jie ruošėsi kovai su priešininku, kuris žaidžia pagal tas pačias taisykles, vertina tuos pačius bruožus ir mąsto tomis pačiomis kategorijomis. Jie nebuvo kvailiai, jie buvo genialūs meistrai savo žaidime. Tačiau jie negalėjo įsivaizduoti, kad rytų fronte jiems teks susidurti su žaidėju, kuris ketina nejudinti figūras, o tiesiog numesti jas nuo lentos smūgių kūjumi. Ši doktrinistinė tikėjimo sistema buvo pagrįsta šalta, objektyvia matematika. Kummerdorfo poligone vokiečių inžinieriai metodiniu būdu šaudė į trofėjų sovietų šarvuotąją techniką ir artileriją. Rezultatai buvo aiškus ir formavo beširdį verdiktą.
Šimtametė priekinė Tiger šarvų plokštė, pagaminta iš aukščiausios kokybės legiruotos plieno, buvo praktiškai nepažeidžiama pagrindinio sovietų tanko ginklo 76.20 mm F-34, stovinčio ant T-34 ir KV tankų. Jos šaudmenys tiesiog neturėjo pakankamai kinetinės energijos, kad padarytų rimtą žalą realiame mūšyje. Taktikos kalba tai reiškia, kad vokiečių sunkusis tankas galėjo diktuoti bet kurios kovos sąlygas. Jis galėjo pradėti mūšį iš 1,5, o gal ir 2 kilometrų atstumo, kuriame sovietų tankų ginklai buvo visiškai bejėgiai. Tiger įgula tapo medžiotojų, metodiniu ir šaltakraujišku šaudydama į savo grobį. Sovietų tankistams liko arba bandyti atlikti savižudiškus flanginius apėjimus, atsidurdami po ugnimi, arba tikėtis stebuklo, reto sėkmingo šūvio į pažeidžiamą zoną. Vokiečių analitikai paskaičiavo, kad garantuotai išjungtų vieną Tiger, sovietams reikėjo prarasti nuo 5 iki 10 T-34 tankų. Tai buvo paprasta ir žiauri išsekimo matematika, o visi skaičiai šiame lygtyje buvo Vokietijos pusėje. Žinoma, vokiečių žvalgyba žinojo apie galingas artilerijos sistemas, kurias turėjo Raudonoji armija, pavyzdžiui, 152 mm M20 haubica. Tačiau vokiečių karinės paradigmos požiūriu, šis ginklas priklausė visiškai kitai klasiai. Tai buvo sunki, traukiama artilerija, skirta ilgalaikių įtvirtinimų naikinimui, kontrabaterinės kovos uždarų pozicijų ugniai. Idėja naudoti tokį sunkų, lėtą ginklą tiesioginiam šaudimui į manevrinę tikslą, kokiu yra tankas, atrodė jiems absurdiška, taktiškai neišmananti. Jų tvarkingame, logiškame pasaulyje kiekvienai užduočiai buvo specializuotas įrankis. Ir jie buvo įsitikinę, kad sovietų arsenale nėra įrankių kovai su Tiger. Galutinis verdiktas suformuluotas sausumos pajėgų ginkluotės valdybos ataskaitose buvo šaltas ir aiškus kaip nuosprendis. Sovietų sąjunga su savo masinio gamybos filosofija, technologiniu požiūriu nebuvo pajėgi artimiausių metų sukurti adekvataus atsako Tiger. Siekiant neutralizuoti grėsmę, jiems reikėjo ne tik naujo tanko, bet ir kokybiško šuolio visoje pramoninėje kultūroje, metalurgijoje, staklių gamyboje, optikoje. Vokiečiai, remdamiesi savo patirtimi, suvokė, kad toks šuolis reikalauja metų, o ne mėnesių. Bet kokia bandymas iš sovietų eiti paprastu keliu, pritvirtinti storesnę armorą ant seno šasi arba įrengti didesnio kalibro patranką, jų nuomone, sukeltų nepatogų, neefektyvų monstrą, kuris taptų lengvų grobių jų apmokytoms įguloms. Taigi, iki 1943 metų vasaros Vokietijos aukščiausioje vadovybėje susiformavo ne tik konsensusas, bet ir nelanksti aksioma. Rusai nesugebės sukurti nieko, kas galėtų priešintis mūsų Tigrui tiesioginėme susidūrime. Jų technologinis lubas pasiektas, tokia buvo ataskaitų, klojusiusi ant Hitleriui, esmė. Tai buvo galutinė jų analizės išvada, griežtas išvadas, paremtas logika, skaičiais ir gilių niekinimų priešingo inžinerijos mokyklos. Jie ruošėsi įsitraukti į kovą, būdami visiškai įsitikinę, kad jų plieninis kardas nesusidurs su oriu skydeliu. Tai buvo jų didžiausia ir labiausiai tragiška klaida. Tuo tarpu, tūkstančiais kilometrų į rytus nuo Vokietijos štabų, sušalusiuose dirbtuvėse, evakuotame į Čelebinską Kirovo gamykloje, realybė buvo visiškai kitokia. Čia, sovietinės karinės pramonės širdyje, jau plūdo pirmosios pilnos nerimo ataskaitos apie Tigrų debiutą po Leningradu. Ir čia, skirtingai nei Berlyne, nebuvo laiko ilgoms skaičiavimams ir elegantiškiems inžineriniams sprendimams. Problema buvo iškelta brutalia paprastumu,
priešas išvedė į mūšio lauką nepažeidžiamą tvirtovę. Atsakymas reikalingas buvo ne rytoj, o vakar. Būtent čia 1943 m. sausį vyriausiasis konstruktorius Josefas Kotinas gavo iš Valstybinio gynybos komiteto neįtikėtiną savo drąsą užduotį. Ko nepaisė vokiečių analitikai savo nepriekaištingose skaičiavimuose, tai buvo pati svarbiausia priešo psichologija ir filosofija. Jie negalėjo įsivaizduoti, kad sovietinėje visuotinio karo sistemoje laikas matuojamas ne mėnesiais, o dienomis, kad biurokratiniai barjerai dega valstybės poreikio ugnies. Jie laikė taktiškai absurdišką idėją pastatyti sunkią haubicą ant tanko šasi, kad šaudytų tiesioginiu taikymu. O Čelebinske ši absurdiška idėja jau gulėjo ant brėžinių stalų kaip vienintelis teisingas sprendimas. Ir šiai užduočiai konstrukcinė grupiai Lėvo Trojano vadovaujant Kotinui buvo skirta vos 25 dienos. Kol Vokietijoje buvo tobulinami būsimos operacijos Citadelė planai, tikint savo plieninių kumščių, Uralo regione jau skambėjo metalas, gimdantis atsakymą. Tai buvo lenktynės su laiku, apie kurias priešas net nenumanė. Tuo metu, kai vokiečių generolai dėliojo savo tigrų batalionus ant žemėlapių, pirmosios serijinės naujo klasės mašinos, gavusios indeksą su 152, jau nusileido nuo konvejerių ir buvo priimtos kariuomenės atstovų. Žaidimas jau vyko visiškai kitais taisyklėmis, o pagrindinė figūra jame, paslaptinga ir mirtina, tiesiog laukė savo pirmo ėjimo. Ten, kur vokiečių inžinierius siekė sukurti technologinį šedevrą, tobulą rapyrą koviniam dvikovai, sovietų konstruktorius ieškojo efektyviausio sprendimo totalinės išlikimo karo sąlygomis. Tai buvo dviejų pasaulių, dviejų filosofijų susidūrimas. Vokiečių mąstymas klausė, kaip sukurti idealią ginklą, viršijančią viską, kas egzistuoja. Sovietų mąstymas klausė kitaip, kaip nedelsiant išspręsti tigro sunaikinimo problemą turimomis priemonėmis. Ir šioje formuluočių skirtumoje slypėjo raktas į būsimą pergalę. Vokiečių požiūris buvo evoliucinis, sovietų revoliucinis. Supratę, kad neturi priešlėktuvinės artilerijos galinčios garantuotai prasiskverbti per 100 mm tigro šarvus iš priekio, sovietų inžinieriai priėmė genialų sprendimą, kuris buvo asimetrinis. Jie nustojo bandyti peršauti šarvus. Vietoj to jie nusprendė tiesiog sunaikinti patį tanką visiškai vienu smūgiu. Jie nukreipė savo žvilgsnį ne į tankų patrankas, o į sunkiąją artileriją. Į armijos haubicą patranką M20 su kalibru 152 mm monstrušką ginklą, sukurtą betoniniams šauliams sunaikinti ir lauko įtvirtinimus paversti dulkėmis. Jei jos svorio 43,5 kg svoris galėjo nuversti bunkerius, tai ką jis padarys su plieninė dėže, nors ir labai tvirta? Ši idėja nebuvo tik drąsi, ji buvo erezinė klasikinės tankų doktrinos požiūriu. Bet būtent ji leido apeiti technologinį atsilikimą. Vietoj to, kad metus kurtų naują patranką, naują balistiką, naujus sviedinius, jie paėmė jau egzistuojantį, patikrintą ir serijiniu būdu gaminamą ginklą. Problema susivedė į vieną užduotį, kaip priversti šį monstrą judėti po mūšio lauką savarankiškai. Ir atsakymas buvo toks pat pragmatiškas – paimti labiausiai prieinamą sunkiąją važiuoklę, kuri jau leidžiasi nuo konvejerių, K1 tanko važiuoklę. Ne išrasti, o pritaikyti. Ne kurti nuo nulio, o derinti tai, kas yra po ranka. Dėl to gimė mašina, kuri buvo antitezė tigro. 152 nebuvo elegantiška. Ji neturėjo didelio šaudimo greičio, vežė ribotą amunicijos kiekį,
o sąlygos įgulai buvo spartietiškos. Bet jai ir nereikėjo stoti į duelį. Ji nebuvo rapyra, o kūjis. Jos užduotis buvo nerasti pažeidžiamą vietą, o smogti tokių smūgių, kad pati tikslo struktūra nustos egzistuoti. Tai buvo garantuoto sunaikinimo filosofija įkūnyta metale. Sovietų Sąjungos pranašumas slypėjo ne tobulesnėje technologijoje, o principingai kitokių, maksimaliai racionalių ir bešališkų mąstymų, gimdančių pačią žiauriausią karo istorijoje. Valstybinio gynybos komiteto kabinetuose Maskvoje oras buvo elektrifikuotas. Ant Stalino stalo gulėjo pranešimai, kiekvienas žodis kuriuose smogė kaip varpas, vokiečių tikrai nepažeidžiami. Klausimas reikalavo ne tik sprendimo, bet ir stebuklo. Ir būtent šioje kraštutinio įtampos atmosferoje konstruktorius Josefas Kotinas pristatė savo projektą. Tai nebuvo elegantiškų, apgalvotų mašinų brėžiniai, ilgametės plėtros vaisius. Tai buvo iš esmės drąsus beveik barbarų hibridas, serijinio tanko KV-1S važiuoklė ir siaubinga 152 mm haubica pistoletas M20 įsprausta į nejudančią šarvuotą kupolą. Pasiūlymas sukėlė skepticizmo audrą, ypač iš profesionalių artileristų pusės. Jų argumentai buvo logiški ir klasikinės karinės mokslo požiūrių nepriekaištingi. Jie nurodė į katastrofiškai žemą ginklo šaudimo greitį, į atskirą užkrovimą, kuris neleido greitai šaudyti į manevruojančius taikinius. Tai ne tankų naikinimo priemonė, tai savarankiškas įtvirtinimas. Garsiai pareiškė vienas iš generolų pagrindinės artilerijos valdybos. Kol jo skaičiavimas varginsis su 40 kg svorio sviediniu, bet kuris Tigro tankas spės atlikti 5 taiklius šūvius. Jiems, balistikos ir tikslumo mėgėjams, idėja šaudyti į tanką iš haubicos buvo taktinė erezija. Tačiau Kotinas ir jo šalininkai iš tankų pramonės narkomato atsakė geležinę, desperatišką logiką. Jų pagrindinis argumentas nebuvo šaudimo lentelėse, o kalendoriuje. Taip, tai kompromisas, atsakė jie. Bet tai kompromisas, kurį mes galime pradėti gaminti per mėnesį. Jūsų ideali priešlėktuvinė ginklas bus gautas geriausiu atveju žiemą, kai jis bus jau nebereikalingas. Jie įrodinėjo, kad šiai mašinai nereikia laimėti mūšio. Jai reikia atlikti vienintelį šūvį. Vieną smūgį, kuris nepaliks priešininkui jokių šansų. Būtent šis kraštutinis pragmatizmas ir nulėmė ginčo baigtį. Galiausiai sprendimas buvo priimtas neremiantis doktrinomis, o dėl žiaurios būtinybės. 8-4 dieną 1943 metais, praėjus vos 25 dienoms po to, kai Kotinas gavo įsakymą, prototipas objekto 236 jau riaumojo variklių gamyklos poligone. Kelias į stebuklo sukūrimą nebuvo lygus, jis buvo grįstas per aršias ginčas ir dogmatikus, bet valia laimėti pasirodė stipresnė už akademinės taisyklės. 8-5 dieną 1943 metais prieš aušrą žemę sukrėtė po 1000 vokiečių tankų vikšrais. Operacija Citadelė prasidėjo. Plieniniai pleištai, kurių smaigalyje ėjo naujausi tigrai ir panterai, įsirėžė į sovietinę gynybą. Vokiečių tankistai, judėdami į priekį, jautėsi nepažeidžiami. Jų radijo eteris buvo ramus ir dalykiškas, pranešimai apie neutralizuotas ugnies taškus ir sunaikintus T-34 keitė vienas kitą su gamyklos konvejerio metodika. Viskas vyko pagal planą. Pirmieji sovietinės gynybos ešelonai atrodė tuoj sugrius po šio nematomo smūgio.
Būtent šiuo momentu gerai suderintoje Blyksčio simfonijoje nuskambėjo pirmas netikras, triukšmingas tonas. Priešakyje 48 tankų korpuso puolime, kur tigrai žengė per dar vieną tranšėjų liniją, iš miško šone smogė kažkas neįsivaizduojamo. Tai nebuvo aštrus, peršviečiantis priešlėktuvinės artilerijos šūvis. Tai buvo triukšmingas, giliai skambantis griaustinis, nuo kurio net ausys užsikimšo mašinose esančiose 100 metrų atstumu. Vienas iš tigro, einančio avangarde, staiga apsivyniojo milžiniškų juodo dūmo ir ugnies debesiukų. Kai dūmas išsisklaidė, kaimyninių mašinų įgulos pamatė neįtikėtiną. Tankas stovėjo vietoje, bet jo bokštas, sveriantis daugiau nei 11 tonų, buvo nuplėštas nuo šasi ir numestas 14 metrų į šoną, tarsi žaislinis. Šis įvykis nesukėlė panikos, o gilaus, profesionalaus sutrikimo. Kas tai buvo? Tiesioginis sunkiosios bombos smūgis? Bet danguje nebuvo šturmo lėktuvų. Atsitiktinis artilerijos šūvis iš uždaro taško? Per daug tikslus atsitiktinumui. Kai mūšis nurimo, karininkai, apžiūrėję tanko liekanas, buvo dar labiau sukrėsti. Šimtametė priekinė armorija nebuvo pramušta tvarkingomis skylėmis. Ji buvo sudaužyta, padengta milžiniškų įtrūkimų tinklų, tarsi į ją būtų atsitrenkęs meteoras. Suvirinimo siūlės buvo sutrūkinėjusios. Tai nebuvo pralaimėjimas, tai buvo anihiliacija. Pirmieji pranešimai, nuvykę į štabus, buvo kupini sumišimo. Juose buvo kalbama apie rusų pasirodymą su kažkokiomis savaeigėmis haubikomis milžiniško kalibro, veikiančiomis iš pasalų. Tačiau vadovybė iš pradžių į šiuos pranešimus žiūrėjo skeptiškai, priskirdama juos kovos stresui ir perdėjimui. Jų išmatuotoje pasaulio vizijoje tiesiog nebuvo vietos tokiam ginkluotės tipui. Tačiau šie nerimą keliantys pranešimai, iš pradžių pavieniai, pradėjo atkeliauti ir iš kitų fronto dalių. Nepralaidžiamos vokiečių pasitikėjimo armijoje pasirodė pirmoji, vos pastebima, bet labai gili įtrūkimas. Leitenanto Klauso Šnaiderio įgulai mūšis vyko kaip pagal vadovėlį. Jų tigras metodiniu būdu judėjo į priekį, paversdamas sovietinės priešlėktuvinės artilerijas iškreiptų metalinių laužų, o T-34 dūminiais fakelais. 57 tonų mašinos viduje vyravo rami, susikaupusi darbo atmosfera. Hansas, taikiklis, per Ceizo optinį taikiklį matė mūšio lauką kaip ant delno, pasirinkdamas kitą auką. Jie buvo plėšrūnai savo plieninėme rezervate, šios žemės šeimininkai. Ir šiuo momentu pasaulis jiems sprogo. Tai nebuvo šūvis, kai kinetinė granata atšoko nuo armorijos. Tai buvo milžiniško kūjo smūgis, garsas kaip didžiulio katedros varpo, į kurį buvo smūgis iš vidaus. Visas tankas buvo pakeltas, tarsi jis būtų užvažiavęs ant sprogmens. Viduje plieninėje dėžėje prasidėjo pragaras. Šviesa išsijungė. Oras buvo prisotintas deginančios dulkių iš atsilaisvinusios dažų ir šlako. Leitenantas Šnaiderį buvo numestas ant artilerijos vamzdžio, radistas smogė veidu į radijo stotelę. Iš ausų ir nosies ėmė bėgti kraujas, monstruojančios sukrėtimo pasekmė. Armorija, jų šventasis amuletas, atlaikė. Ji nebuvo pramušta. Bet viduje viskas, kas nebuvo prisuktas iki mirties, atsipalaidavo nuo tvirtinimų. Įrenginiai buvo sulaužyti, optika sutrūkinėjo, variklis užgeso nuo sukrėtimo. Tankas, išoriškai beveik nepaliestas, virto aklų, nepajudinamam karstui.
Įgula, apstulbusi ir dezorientuota, suprato baisią tiesą. Jų tvirtovę galima buvo nepašalinti, ją buvo galima tiesiog sulaužyti vienu smūgiu. Kaip nors atgavęs sąmonę, Schneideris pažvelgė į išlikusį stebėjimo prietaisą ir pamatė jį. Tai buvo kažkas žemai sėdinčio, plačio, bjauraus, tai, ką tankistai vėliau pavadins konservų skardine arba daržine ant vikšrų. Iš šios nesąmonės konstrukcijos išsikišo neįtikėtinai didelio kalibro vamzdis. Jo akyse vamzdis išmetė oranžinį liepsną ir leitenantas pamatė, kaip kitas tigras iš jo kuopos esantis 200 metrų atstumu tiesiog nustojo egzistuoti. Nebuvo atšokimo, nebuvo tvarkingos skylės Armor. Buvo tik akinančio šviesos blyksnio ir 12 tonų tanko bokštas pakilo į orą, sukdamasis kaip pakelta puodo dangtis. Šis šokas, patirtas Schneiderio įgulos, per kelias valandas tapo masiniu reiškiniu. Radio eteris, dar ryte pilnas pergalės pranešimų, paskendo panikinguose, nutrauktuose šauksmuose, dėmesio visiems. Rusų monstrai, milžiniška šturmo patranka, šaudo kažkuo neįtikėtinu. Jaunesniųjų karininkų pranešimai buvo kupini sutrikimo ir prietaringo siaubo. Jie negalėjo identifikuoti šio ginklo, negalėjo suprasti jo veikimo principo. Jie tik matė rezultatą, jų nenugalimi Tigras ir Ferdinandai sprogo kaip riešutai. Didžiausias Vokietijos mitas apie technologinį pranašumą griuvo tiesiog jų akyse, griaudint ir liepsnojant Kursko lankai. Kai Vokietijos štabuose pagaliau sugebėjo ištirti pirmuosius numuštus Su-52 ir analizuoti savo tankų pažeidimų pobūdį, skaičiai, kurie atsidūrė analitikų staluose, sukėlė racionalų, šaltą siaubą. Pagrindinis šio ginklo faktorius nebuvo kalibro, o masė ir jo pagrindinio šaudmenų tipo. Šrapnelinis sprogstamasis sviedinys 530 OF 540 svėrė 43,5 kg. Tai buvo beveik 4 kartus sunkiau nei 10 kg prieštankinis sviedinys Tigro. Tai nebuvo dviejų ginklų dvikova. Tai buvo šautinės kulkos susidūrimas su minos liežuviu. Šio susidūrimo fizika buvo negailestinga. Sovietiniai savaeigiai nereikėjo pramušti Armor. Jos užduotis buvo perduoti taikiniui visą milžinišką sprogimo energiją, beveik 40 kg plieno ir sprogmenų. Smūgio banga, ekvivalentiška artimam sunkaus sprogmens sprogimui, tiesiog išdaužė suvirinimo siūles, nuplėšė nuo tvirtinimų daug tonų transmisijos ir variklio agregatus. Bet baisiausia įvyko viduje. Net jei Armor atlaikydavo, iš jos vidinės pusės atšokdavo įkaitusių metalinių šukių, kurios didžiuliu greičiu skriejo po kovos skyrių, paversdamos jį mėsos malūnų. Sprogimo slėgis virto uždara tanko erdve į mirties baro kamerą, sukeldamas įgulai momentinę ir mirtiną kontūziją. Vokiečių remonto brigados su siaubu pranešė, kad iš mūšio lauko gauna tankus be vienos skylės, tačiau su negyvu įgula ir visiškai sugadinta vidinė įranga. Tačiau dar šokiruojančios buvo pramonės statistikos. Vokiečių žvalgyba žinojo, kad tokiam sudėtingam aparatui kaip Tigras sukurti ir paleisti į seriją prireikė metų. Sovietų atsakas, objektas 236, buvo sukurtas per 25 dienas. Šis terminas nuo įsakymo gavimo iki darbo prototipo sukūrimo pats savaime buvo ginklas, nemažiau baisus už pačią savaeigę mašiną. Iki pabaigos 1943 metų sovietų pramonė pagamino 670 tokių mašinų ir tai buvo tik pradžia. Per visą karą Vokietija sugebėjo pagaminti tik 1347 Tiger.
Tai buvo matematika, kuri nepaliko abejonių, kiekvienam vokiečių aristokratui, kiekvienam technologiniam atlantui, sovietų sistema galėjo priešpastatyti paprastą, šiurkštų, bet mirtinai efektyvų žudiką. Ir tų žudikų vis daugėjo. Tarp tūkstančių besmenių pranešimų ir sausų ataskaitų apie nuostolius yra istorijų, kurios tampa nerviniais karų mazgais, taškais, kur statistika virsta legenda. Viena tokių istorijų tapo mūšis, kuriame dalyvavo pulkininkas Sankovskis 8 Liepos 1943 metų. Jo padalinys, ginkluotas naujutėlėmis, dar neapšaudytomis su 152, užėmė poziciją viename iš pavojingiausių pietinio Kuršo lankos ruožų. Į juos artėjo elito vokiečių divizijos Didžioji Vokietija plieninis volas, sustiprintas batalionų naujausių, praktiškai nepažeidžiamų šturmo įrenginių Ferdinand. Sovietų artileristams ir pėstininkams Ferdinand buvo dar baisesnis vaiduoklis nei Tigras. Jo 200 mm priekinė armor buvo absoliuti, nepramušama jokių esamų priešpulkinių ginklų. Šie lėti plieniniai bastionai judėjo į sovietų pozicijas su negailestingumu, ignoruodami 45 ir 76 ginklų ugnį, kuri tiesiog skleidė bejėgiškas iskras jų armoroje. Būtent šiuo momentu, kai atrodė, kad gynyba tuoj bus pažeista, pulkininkas Sankovskis davė įsakymą, kuris įėjo į istoriją. Jo savaigiai, iki šiol tyloje laukiantys, atidengė ugnį. Vienos mašinos komandonas, stebėdamas panoramą, pamatė, kaip pirmas Ferdinand sukrėtė nuo siaubingo smūgio. Didžiulis sviedinys nepramušė jo armoros. Jis ją sulaužė. 43 kg sviedinio smūgis buvo toks, kad lūžo suvirinimo siūlės, o važiuoklė buvo išplėšta ir iškreipta. Didžiulė mašina sustojo, tapusi nejudančia taikiniu. Kitas sviedinys trenkėsi į kabinos ir korpuso jungtį, sukeldamas amunicijos sprogimą. 80 tonų monstras išsisklaidė į gabalus. Tai, kas įvyko toliau, jau nebuvo mūšis, o metodinis mušimas. Sankovskio baterija, dirbanti kaip vienas mechanizmas, perkelinėjo ugnį iš vieno tikslo į kitą. Vienas po kito Tigrai ir Ferdinando sustingdavo, apimti liepsnų, arba likdavo be savo bokštų. Vokiečių ataka, dar prieš minutę atrodžiusi nenugalima, užsikimšo ir pasitraukė atgal, palikdama mūšio lauke dūminčius savo elitinės technikos skeletus. Pagal tų mūšių rezultatus Sankovskio baterija užsirašė iki 10 sunaikintų ir sužeistų vokiečių sunkiųjų tankų ir savarankiškai veikiančių artilerijos sistemų. Būtent ten, šiame išdegintame lauke, tarp degančio metalo, gimė vardas, tapęs naujos realybės simboliu. Kai po mūšio pėstininkai apžiūrinėjo sužeistą Ferdinandą, vienas iš jų su niūriu pasitenkinimu ištarė frazę, tapusią posakiu: kiekvienam žvėriui atsiras savo žvėrižudys. Šis žodis, žvėrižudys, akimirksniu įsitvirtino ir pasklido visame fronte. Jis buvo daugiau nei tiesiog pravardė Su-52. Jis tapo pergalės šifru, simboliu to, kad nesunaikinami vokiečių monstrai yra mirtingi. Majoras Sankovskis ir jo baterijos istorija humanizavo šią grubę, utilitarinę mašiną. Ji parodė, kad Su-52 buvo ne tik geležies gabalas, bet ir įrankis drąsių ir įgudusių žmonių rankose. Jų žygdarbis pavertė technologinį faktą psichologiniu ginklu, kuris suteikė sovietiniams kareiviams pasitikėjimo, o vokiečių tankistams naują, iki tol nežinomą baimę. Baimę prieš žvėrižudį. Tigro ir žvėrižudžio susidūrimas buvo ne tik dviejų mašinų dvikova. Tai buvo dviejų pramoninių, inžinerinių ir galiausiai civilizacinių filosofijų kova.
Vokiečių gamykla, gaminanti tigrų, labiau priminė milžinišką laikrodžių dirbtuvę. Kiekvienas tankas buvo individualus produktas, aukštos kvalifikacijos darbuotojų darbo vaisius, surenkamas su beveik maniakiniu dėmesiu detalėms, tolerancijoms ir medžiagų kokybei. Tai buvo tobulumo kultas. Sovietų tankogradas Čeliabinske buvo visiška jo priešingybė, tai buvo riaumojantis metalurginis vulkanas, išverčiantis iš savęs ginklus. Čia pagrindiniu kriterijumi buvo ne konstrukcijos elegancija, o gamybos greitis ir paprastumas. Ten, kur vokiečių inžinierius praleido savaitės kuriant idealiai suvirintą siūlę, sovietų inžinierius rado būdą padaryti siūlę pakankamai tvirtą ir pereiti prie kitos operacijos. Šis kontrastas tęsėsi ir logistikos bei remonto lygių. Tigras buvo kaprizinga primadona. Jo sudėtinga transmisija ir važiuoklė reikalavo nuolatinio, kvalifikuoto aptarnavimo. Remontas lauko sąlygomis buvo košmaras, o bet koks rimtas gedimas reikalavo evakuacijos specialiais traktoriumi, kas pavertė kiekvieną sugriuvusi tanką milžinišką logistinę problemą. Su-52, pastatyta ant masinio tanko KV važiuoklės, buvo nepretenzingas darbinis arklys. Ja buvo galima remontuoti lauko dirbtuvėse, naudojant įprastų tankų atsarginės dalis, o kartais ir tiesiog su plaktuku ir kareivių išradingumu. Vokiečių sistema sukūrė idealią, bet trapią mechanizmą. Sovietų sistema grubų, bet fenomenaliai išgyvenantį organizmą. Mūšio lauke šie skirtumai pasireiškė dar ryškiau. Taikymo taktika. Tigras – tai laisvo medžiotojo taktika aristokrato dvikovotojo. Jis turėjo pasinaudoti savo pranašumų optikoje ir balistikoje, kad sunaikintų taikinius iš didelės distancijos, vengdamas artimo mūšio. Tai buvo kova dėl išstūmimo, žaidimas dėl kokybinio pranašumo. Su-52 taktika buvo pasalos žudiko taktika. Jos užduotis – palaukti priešo, smogti vienu smūgiu iš maksimaliai veiksmingos distancijos ir nedelsiant pakeisti poziciją, kol priešas nesuprato, kas įvyko. Žvėrė buvo ne dvikovotojas, jis paskelbė nuosprendį. Jis buvo įrankis ne kovai, o visiškam sunaikinimui. Galų gale, Kursko oblango laukuose susidūrė du skirtingi atsakymai į tą patį klausimą. Kas yra efektyvus ginklas? Vokiečiams tai buvo mašina, tobulinta iki techninio tobulumo. Sovietams tai buvo mašina, kuri maksimaliai efektyviai sprendžia pagrindinę užduotį – sunaikinti priešą čia ir dabar, naudojant turimas išteklius. Tai buvo civilizacijos sukūrusios idealią ginkluotę ir civilizacijos sukūrusios absoliutų sprendimą susidūrimas. Ir visiško karo, grindžiamo išeikvojimų, sąlygomis būtent antrasis požiūris pasirodė esąs vienintelis teisingas. Vokiečių tankistų jo tigras buvo ne tik mašina. Tai buvo nacionalinis turtas, technologinė brangenybė, kurios vertė siekė 100 000 reichsmarkių. Jis buvo saugomas, jo naudojimas buvo planuojamas su juvelyrine tikslumu, o kiekvieno egzemplioriaus praradimas tapdavo atskira tyrimo tema. Vokiečių doktrina buvo paremta šio unikalio elito ginklo išsaugojimu ir maksimaliai efektyviu naudojimu. Jie kovojo su kokybe ir kiekvienas tigras buvo neįkainojamas. Sovietų vadovybė žiūrėjo į Su-52 visiškai kitaip. Jiems tai nebuvo šedevras, o įrankis. Efektyvus, mirtinas, tačiau savo esme karo vartojimo medžiaga. Jei vienos savaigės praradimas garantavo tigro sunaikinimą ir priešo atakos sutrikdymą, šis mainas buvo laikomas ne tik priimtinu, jis buvo laikomas puikiu.
Paimti vokiečių karininkai su sumišimu ir siaubu pasakojo per apklausas apie sovietų taktinius triukus, kurie jiems atrodė kaip barbarizmo ir švaistimo viršūnė. Ten, kur vokiečių komendantas išvestų į poziciją vieną ar du tigrus, rusai galėjo mesti į ataką visą pulką žvėrių. Jie naudojo juos ne kaip snaiperius, o kaip ugnies bangą. Su 52 baterijos koncentruodavo ugnį į vieną ar du taikinius, pažodžiui nušluodamos juos nuo žemės paviršiaus 43 kg svorio sviedinių lietumi. Jie nebijodavo nuostolių. Jie kovojo su trankimu, šaudė iš minimalios distancijos, aukodami mašinas, kad išvalytų kelią pėstininkams ar sustabdytų tankų proveržį. Vokiečių sąmonėje, išugdytoje taupumo ir taupumo, tai buvo nesuvokiama. Jie matė tai tik kaip azijietišką požiūrį į techniką ir žmogaus gyvybę. Tačiau šis švaistimas buvo baisiausias sovietų ginklas. Už jo stovėjo ne barbarizmas, o šaltas pramoninis skaičiavimas. Kol vokiečių gamyklos sunkiai kompensavo savo brangiųjų kačių nuostolius, pramoninis tsunamis iš Uralo išmesdavo vis naujas ir naujas šimtus šių šiurkščių, bet efektyvių mašinų. Vokiečiai staiga suprato, kad kovoja ne tik su armija. Jie kovoja su visais pramoniniais žemynais, kurie galėjo sau leisti tokią prabangą, kaip masinė tigrų žudikų gamyba. Karas nustojo būti taktinio meistriškumo varžybomis ir tapo beširdžių ekonomikų varžymusi. Ir šiame varžymėsi vokiečių technologinis genijus, gaminantis unikalius šedevrus, pradėjo pralaimėti sovietų sistemai, kuri išmoko gaminti pergalę pramoniniais mastais. Supratimas, kad už kiekvieną sunaikintą zveroboją priešas rytoj išsistatys du naujus, sukeldavo vokiečių kareiviams beviltiškumo jausmą. Iš pradžių pranešimai iš fronto apie rusų stebuklingą ginklą susidurdavo su granitinė skeptiškumo siena armijų ir armijų grupių štabuose. Generolai, sėdintys prie žemėlapių 100 kilometrų nuo pirmosios linijos, įprato pasitikėti savo inžinieriais ir savo skaičiavimais, o ne panikos šūksniais iš eterio. Pranešimai apie skraidančias bokštus ir tankus, žudančius be skylių, buvo priskiriami kovos stresui, perdėtai ir net priešo propagandai. Informacija, praeidama per štabo pareigūnų filtrus, buvo šlifuojama, prarado savo emocinį aštrumą ir virto sausa nuostolių statistika, kuri, nors ir augo, dar nesukėlė panikos. Atrodė, tai tik laikini sunkumai, neišvengiami tokio masto puolime. Tačiau nerimo pranešimų srautas nesibaigė. Jis tapo srautu, o vėliau riaumojančia upe. Ataskaitos iš skirtingų sektorių, iš skirtingų vadų, parašytos po kopijavimo mašina, kartojo tą patį: žema, negraži savaeigė mašina su neįtikėtino kalibro ginklu. Pranešimams pradėjo būti pridedamos nuotraukos, nuo kurių štabo pareigūnų kraujas sustingo, iškreipti tigrų rėmai, jų kelių tonų bokštai, gulintys atskirai, tarsi juos nupjautų milžiniškas konservų peilis. Remonto brigados siuntė raportus, labiau primenančius skrodimo protokolus, aprašydamos monstriškus vidinius sugadinimus mašinose be vieno peršovimo. Realumas, žiaurus ir neabejotinas, pradėjo prasisunkti pro štabo pasitenkinimo šarvus. Pagrindinė figūra šiame skausmingame atgavimo procese tapo tankų kariuomenės inspektorius Heinzas Guderianas. Vokiečių tankų kariuomenės tėvas, jis, kaip niekas kitas, tikėjo Trečiojo Reicho technologiniu pranašumu. Bet jis taip pat buvo pragmatikas, kuris negalėjo ignoruoti vienodų pranešimų srauto. 1943 m. rugpjūtį jis asmeniškai išvyko į frontą, kad savo akimis pamatytų, kas vyksta. Tai, ką jis pamatė, sukrėtė jį iki širdies gelmių. Jis pamatė ne tik numuštus tankus.
Jis pamatė savo doktrinos kapines. Jis kalbėjosi su išgyvenusiais tankistais jaunais, dar neseniai savimi pasitikinčiais vaikinais, kurių akise dabar buvo prietaringas siaubas. Jie kalbėjo apie zverobojų ne kaip apie mašiną, o kaip apie stichinę nelaimę. Grįžęs į štabą, Guderienas parengė pranešimą, kurio kiekvienas žodis buvo smūgis į vokiečių savimeilę. Jis stovėjo prieš aukščiausiąjį vadovavimą ir atsisakęs bet kokios diplomatijos piešė katastrofos vaizdą. Jis kalbėjo, kad jų pagrindinis ginklas, jų plieninis asmuo, kuriuo buvo remiamasi vasaros kampanijoje, susidūrė su savo antikūnu. Ir šis antikūnas nebuvo sukurtas technologinio proveržio metu, o dėl barbarizmo, tačiau velniškai efektyvios inžinerinės logikos, kurią jie laikė neįmanoma. Šaltame bunkerio ore pakibo suvokimas. Jų nepriekaištinga teorija susidūrė su realybe ir realybė laimėjo. Optimistiniai puolimo žemėlapiai ant stalų dabar atrodė kaip pasityčiojimas. Aukščiausiuose Trečiojo Reicho valdžios sluoksniuose panieka priešą pakeitė pirmiausia neramu, o vėliau šaltu, lipniu baimės jausmu. Yra momentų istorijoje, kai vieno žmogaus žodžiai sveria daugiau nei 1000 tonų plieno. Toks momentas buvo Heinz Guderiano pranešimas po jo inspekcinio vizito į Rytų frontą rugpjūtį 1943 metų. Tai buvo ne tik ataskaita. Tai buvo laidotuvių varpas vokiečių technologinio pranašumo mitui. Prieš Reicho aukščiausiojo vadovavimo akis, atmosferoje, dar persmelktoje savimeilė, Guderienas žmogus, kurio vardas tapo tankų karo sinonimu, pasirodė kaip patologas. Ir su chirurgine tikslumu jis atskleidė jų vasaros puolimo mirties priežastį. Jis nekalbėjo apie didvyriškumą ar bailumą. Jis kalbėjo faktų kalbą, o šie faktai buvo baisesni už bet kokias emocinės vertinimus. Jis aprašė laukus, išmėtytus Tigro ir Ferdinando liekanomis, pasakojo apie išgyvenusių tankistų parodymus, paralyžiuotus baimės prieš naująjį rusišką ginklą. Jis užgriuvo ant jų ledinį realybės lietų, metodiniu būdu griaudamas iliuziją, kurioje jie gyveno pastaruosius mėnesius. Ir tada, tylos akimirkoje, jis ištarė žodžius, kurie tapo oficialiu intelektualinio pralaimėjimo pripažinimu. Tai nebuvo citata iš atsiminimų, parašytų po metų. Tai buvo sausas, oficialus pranešimo kalba, dėl ko jis skambėjo dar baisiau. Rusų priešlėktuvinė gynyba, kalbėjo Guderienas, žymiai sustiprėjo dėl masinio sunkiųjų savaeigių artilerijos sistemų naudojimo. 152 mm kalibro mašinos kelia mirtiną grėsmę mūsų sunkiems tankams, įskaitant Tigro, visose realaus mūšio distancijose. Jų sprogstamasis šovinys, net neperšokdamas fronto šarvų, sukelia tanko nefunkcionalumą dėl vidinio šarvo lūžio ir sprogimo jėgos. Būtina kategoriškai vengti tiesioginių susidūrimų su jais ir ieškoti naujų taktinių metodų. Šiuose žodžiuose buvo užfiksuotas visas vokiško vadovavimo siaubas. Fraze visose realaus mūšio distancijose buvo mirties nuosprendis visai jų taktikai, pastatytai ant tolimos ugnies pranašumo. Pripažinimas, kad šovinys žudo, net neperšokdamas šarvo, griovė jų pagrindinį asmenį – saugumą. Šiuo momentu žiūrovas, sekęs vokiečių dramos pasitikėjimą, išgirdo jo žlugimą iš paties pagrindinio šalininko lūpų. Tai buvo katarzis. Patys stipriausi, kompetentingiausi ir labiausiai savimi pasitikintys priešai viešai pripažino, oponentas sukūrė ginklą, kuris panaikino visus jų technologinius pasiekimus. Tai buvo ne tik pripažinimas, kad Su-52 buvo efektyvi.
Tai buvo pripažinimas, kad karas nuėjo visiškai naujų, nenuspėjamų ir mirtinai pavojingų jiems scenarijumi. Supratus katastrofos mastą, vokiečių inžinerinė mintis, iki šiol niekinusi grubius sovietinius sprendimus, buvo priversta padaryti neįsivaizduojamą, bandyti sukurti savo analogą zverobojui. Tai buvo tylus, neskelbiamas intelektualinis kapituliavimas. Skubiai buvo paspartintas sunkiojo šturmo ginklo projektas, pagrįstas Panzer IV tanku, kuris gavo pavadinimą Sturmpanzer IV, arba, kaip jį vadino kariuomenėje, Brummbr Grizzlis. Popieriuje tai buvo teutoninis atsakymas, patikima masinė važiuoklė ir trumpas 55 mm haubica. Jie bandė kopijuoti priešo logiką, paimti tai, kas yra, ir sukurti iš to maksimalaus sunaikinimo ginklą. Bet jie nesugebėjo. Jie nesugebėjo, nes atsidūrė savo filosofijos nelaisvėje, savo technologinio tobulumo auksinėje narve. Net kurdami kūjį, jie bandė jį padaryti pagal rapyros šablonus. Brummbr buvo per sudėtingas, per brangus, per vokietiškas. Ten, kur sovietų konstruktorius aukojo viską dėl paprastumo ir gamybos greičio, vokiečių inžinierius negalėjo atsisakyti kokybiškos optikos, komfortiškesnių sąlygų įgulai, idealaus šarvų lapų pritaikymo. Jie sukūrė ne grubų ginklą totaliniam karui, o blyškų aristokratišką kopiją. Jie nesugebėjo priversti savęs mąstyti tikrai paprastai ir žiauriai. Dėl to šis atsakymas atsirado per vėlai ir per mažais kiekiais. Kol sovietų gamyklos išstūmė šimtus Su-52, o vėliau ir dar tobulėjančių Su-52, Vokietija sugebėjo pagaminti tik apie 300 Brumbrų per visą karą. Jie buvo efektyvūs gatvės mūšiuose, prieš pėstininkus ir įtvirtinimus, tačiau jie netapo tuo, kuo buvo zveroboj, universalių tankų žudiku. Jie nesugebėjo pasiekti pagrindinio masiškumo. Jų meškos taip ir netapo orių priešų sovietų medžiotojai. Ir tai buvo didžiausia ironija. Didžioji inžinerinė tauta, sukūrusi Tigro tanką, technologinės minties vainiką, buvo priversta skubiai kopijuoti primityvę ir barbarišką savo priešo idėją. Pats Brummbr sukūrimo faktas buvo garsiausias pripažinimas sovietinės koncepcijos pranašumo. Bandydami nugalėti, jie pradėjo imituoti. Bet jie nesugebėjo atkurti to, kas buvo svarbiausia, ne konstrukcijos, o mąstymo būdo, kurį sukėlė išlikimo karas. Jų kontrpriemonė tapo tik jų bejėgiškumo paminklų, materialių įrodymų, kad jie pralaimėjo ne tik mūšio lauke, bet ir idėjų mūšyje. Bet baisiausias nuostolis, kurį padarė žverobojus, negalėjo būti išmatuotas tonomis sunaikinto plieno ar žuvusių tankistų skaičiumi. Sunkiausias smūgis buvo smūgis pačiai nacių ideologijos šerdžiai, mitui apie rasinį ir technologinį pranašumą. Vokiečių kareiviui, užaugusiam tikėjime arijų tautos genijumi, Tigro tankas nebuvo tiesiog tankas. Tai buvo plieno idolas, materialus visos jų doktrinos įsikūnijimas, sudėtingas, tobulas, mirtinas, sukurtas valdovų rasės, kad valdytų virš žemų žmonių. Jis buvo jų teisės į pasaulinę valdžią įrodymas, išlietas Kruppo armoroje. Ir štai šis plieno idolas, šis tikėjimo simbolis, buvo sugriautas ginklų, kuris, jų nuomone, negalėjo egzistuoti. S-152 buvo viskas, ką jie niekino. Ji buvo šiurkšti, neelegantiška, surinkta skubiai. Tai buvo tos pačios barbarų civilizacijos, kurią jie atėjo civilizuoti kūrinys. Ir faktas, kad ši primityvi, jų nuomone, konstrukcija pasirodė esanti efektyvesnis sprendimas mūšio lauke, buvo ne tik taktinė nesėkmė. Tai buvo giliausias intelektualinis pažeminimas.
Paaiškėjo, kad žemiau žmonės, naudodamiesi savo primityvę logiką, sugebėjo rasti atsakymą, kuris buvo protingesnis ir efektyvesnis nei filigraniškas teutonų genijaus tobulumas. Šis smūgis pramušė spragą ne tiek tankų divizijose, kiek Vokietijos armijos sąmonėje. Jei rusai sugebėjo sukurti tokį ginklą, tai galbūt ir kitose srityse jie nėra tokie primityvūs, kaip tvirtina propaganda. Jei jų šiurkšti galia nugalėjo mūsų išpuoselėtą meistriškumą, tai galbūt pati mūsų filosofija yra klaidinga. Žvirobojus naikino ne tik tankus. Jis naikino tikėjimą. Jis sėjo vokiečių kareivių sielose nuodingus abejonės sėklas, kurios kur kas labiau nuodijo jų kovinę dvasią nei bet kokie nuostoliai. Karas nustojo būti civilizacijos kryžiaus žygių prieš barbarizmą ir virto kruvina ir, kas baisiausia, beviltiška kova. Ir šis psichologinis nuostolis buvo neatskiriamas. Žvirobojų sukelto efekto nebuvo galima baigti su paskutiniais šūviais Kuršo mūšyje. Priešingai, tai buvo tik pradžia. Supratę, koks absoliutus ginklas atsidūrė jų rankose, sovietų vadovybė nedelsdama pradėjo gaminti jo įpėdinį, dar tobulesnį savaeigį S-152 ant naujo sunkaus tanko IS važiuoklės. Ši mašina, išlaikiusi savo protėvio žiaurų ugnies galingumą, gavo geresnį šarvavimą ir patikimumą. Nuo 1944 metų iki pat karo pabaigos būtent S-152 pulkai tapo tuo plieno laužu, kurio Raudonoji armija pramušdavo galingiausius vokiečių tvirtovės punktus. Betono bunkerius Pomeranijoje, senovinius Kionigsbergo fortus, barikadas Berlyno gatvėse, viskas virsdavo dulkėmis po jų 40 kg svorio sviedinių smūgių. Kita vertus, Žvirobojus paskatino vokiečių karinės pramonės beprotišką gigantiškumo lenktynę, kuri galiausiai ją ir pražudė. Bandydami sukurti tanką galintį atlaikyti 152 mm sviedinio smūgį, jie sukūrė tokius monstrus kaip karališkasis tigras ir milžiniškas tankų naikinimo aparatas Jagd Tigras. Šios mašinos buvo technologiniai šedevrai, tačiau strateginės katastrofos, nepaprastai brangios, nesaugios, vartojančios trūkstamą kurą ir išteklius, kurių Trečiasis reichas jau neturėjo. Žviroboj ne tik sunaikino tankus mūšio lauke, jis privertė priešą investuoti paskutinės jėgas į ginklo kūrimą, kuris sugriuvo po savo svorio. Jis laimėjo ne tik taktinę, bet ir ekonominę karą. Po karo tankų kūrimo keliai išsiskyrė. Vakarų pasaulis statė ant universalaus pagrindinio kovinio tanko koncepcijos, kuris turėjo būti ir greitas, ir apsaugotas, ir gerai ginkluotas. Klasikiniai sunkūs šturmo įrenginiai, atrodė, išėjo į praeitį. Tačiau Sovietų sąjunga neskubėjo nurašyti savo Žvirobojų. Įsusto 52 liko ginkluotėje dešimtmečiais, juos matė per 56 metų Vengrijos sukilimą ir daugelį kitų konfliktų. Sovietų karinė doktrina visam laikui įsisavino 1943 metų pamoką. Arsenale visada turi būti plaktukas, galintis vienu smūgiu išspręsti problemą, prieš kurią pasiduoda kiti įrankiai. Ir štai pats netikėčiausias šios istorijos posūkis. 21 amžiuje, aukštosios tikslumo ginkluotės ir bepilotinių orlaivių epochoje, brutalinė Žvirobojų logika staiga vėl tapo paklausi. Vietiniai konfliktai ir kovos miesto sąlygomis parodė, kad kartais nėra nieko efektyvesnio už vikšrinę mašiną, galinčią paleisti didžiulį sprogstamąjį sviedinį į įtvirtintą pastatą ar ugnies tašką. Šiuolaikinės kovinės mašinos, palaikančios tankus, tokios kaip Rusijos Terminatorius arba pagrindinių tankų taktika, naudojama kaip šturmo įrenginiai, visa tai yra tolimas, bet nepaneigiamas to filosofijos,
kuri gimė snieguotose Čeliabinsko dirbtuvėse, atgarsis. Idėja garantuoto tikslo sunaikinimo vienu smarkiu smūgiu, gimusi kaip desperatyvus atsakas į tigro iššūkį, išgyveno savo kūrėją ir savo priešą, įrodydama savo amžiną ir baisę aktualumą. Tigro ir zveroboj susidūrimo istorija nėra tik skyrius iš tankų inžinerijos vadovėlio. Tai pasaka apie tai, kaip išpuoselėta beveik aristokratinė jėga, pasitikinti savo pranašumu, buvo sugriauta grubios, asimetrinės ir desperacijos gimtos jėgos. Vokietija prarado šią dvigubą kautynę ne todėl, kad jos inžinieriai buvo kvailesni, o jos kareiviai bailesni. Ji prarado, nes jos pagrindiniai privalumai – sistemingumas, tobulumo siekimas ir tikėjimas technologiniu pranašumu, totalios karo sąlygomis virto mirtinais trūkumais. Jie bandė sukurti idealų kalaviją, nepastebėdami, kad priešas išmoko sulaužyti bet kokius kalavijus paprastų plaktuko smūgių. Ir todėl pagrindinė šios plieninės dramos pamoka skamba kaip nuosprendis bet kuriai pasitikėjimu persisunkusiai jėgai, lemiamų istorijos momentų laiku suteikta, žiauri efektyvumas visada nugalės pavėluotą tobulumą. Kol vieni ieško tobulo sprendimo, kiti randa pakankamai gerą ir gamina jį tokiomis apimtimis, kad tobulas sprendimas atsiradęs jau nieko negali pakeisti. Tai ir yra negailestinga karo dialektika, kuri dažnai laimėjimą atiduoda ne pačiam stipriausiam, o pačiam prisitaikančiam ir greitam. Metams bėgant, kai mūšių dūmai išsisklaidė ir Europa gulėjo griuvėsiuose, išgyvenę vokiečių tankistai, rytų fronto veteranai, savo memuaruose ir pokalbiuose vėl ir vėl grįžo prie 1943 metų vasaros. Jie bandė apmąstyti ne tik savo karinį pralaimėjimą, bet ir viso pasaulėžiūros žlugimą. Jie, pačios tobuliausios karo mašinos savo laikotarpių kūrėjai, susidūrė ne su stipresniu priešu, o su kita, jiems svetima realybė, kuri sugriauna jų nepriekaištingą logiką. Geriausiai šią pasimetimo ir pavėluoto suvokimo būseną išreiškė vienas suimtas tankų korpuso štabo pareigūnas, kurio žodžiai tapo bevardžia epitafija visai jų technologiniai išdidumui. Vieno iš tardymų metu jis tarė, žiūrėdamas į tuštumą, mes statėme tankus, kad kovotume pagal taisykles, kurias patys parašėme, tikslumas, šarvai, meistriškumas. Mes tikėjome plieno logiką. O tada iš rytų atėjo tai. Tai nežaidė pagal mūsų taisyklės. Tai nesistengė mūsų peržaisti. Tai tiesiog panaikino pačią žaidimą. Tai nebuvo ginklas mūsų supratimu. Tai buvo nuosprendis, priimtas viso žemyno.